Kolportuojant gandus apie susitarimą su IRGC, Iranas po kelių mėnesių skaitmeninės tylos vėl grįžta į internetą. Tai, ką pamatysite, yra vaizdo įrašai įrašyti interneto atjungimo metu. Ilgiausio šiuolaikinėje istorijoje. Akimirkos, kurios iki šiol buvo paslėptos nuo pasaulio. Taigi, tikrai yra keletas sukrečiančių vaizdų. Taip pat yra ir įkvepiančių akimirkų, tačiau nėra abejonių, kad vaizdo medžiaga, kurią dabar matome, bet kurios nematėme realių laikų, yra tikrai žiauri, kaip ir įtarėme. Taigi, Gansai, pradėsime nuo tavęs. Kokia tavo reakcija į visą tai? Internetas, žinai, bent iš dalies atskleidžia tas scenas, kurias matėme per spalio 7, 8 ir 9 dienomis vykusius protestus. Taip. Kai matau šias scenas, man kyla keletas minčių. Visų pirma, turime prisiminti, kad interneto situacija ir prieš tai nebuvo gera. Jie turi pirkti VPN-us, kurie yra tikrai brangus. Bet žinai, jie visi taip daro. Tai tarsi nelegaliai pirkti cigaretes. Tai būtent tai reiškia. Ir antra, turime prisiminti, kad nors internetas ir grįžta, 50 000 mano brolių ir seserų nebegrįš. Ir mes matėme tiek daug vaizdo įrašų apie žmonės tokius kaip paskutinis. Jie tiesiog nužudomi gatvėse, vien už tai, kad prašo laisvės. Tai labai stipru ir labai įkvepia. Ir kas man skaudžiausia, kad tie žmonės prarado gyvybės prašydami laisvės, o pasaulis pateisina režimą, kuris daro tokius dalykus. Ir tai tas pats režimas, kurio turime saugotis, nes jie užkariauja ir iš tikrųjų įsiskverbia į mūsų vaikų aplinką vakaruose visur. Ir kai mes šaukiame laisvę Palestinai ir intifadą, štai kaip atrodo intifada. Nusitaikyti į civilius, kurie prašo laisvės, kurie prašo paprasto gyvenimo. Ir tai tiesiog labai skaudina, tarsi mano siela degtų. Aš negaliu to matyti, negaliu to žiūrėti. Ir žmonės turi greitai pabusti. Tai tikrai šlykštu. Turiu omenyje matyti žmonės, tokius žmonės, kurie neigia, kad tūkstančiai iraniečių buvo nužudyti režimo. Žinote, žmonės, kurie kartoja tą nesąmoningą teiginį, kad buvo nužudyta tik 3000, kaip teigia režimas, tarsi tai būtų normalu. Mes tiesiog nužudėme 3000. Kaip tai gali būti normalu? Ir tai, kas mane labiausiai liūdina dėl visko, kas vyksta dabar, yra tai, kad jūs visiškai teisi. Tarptautinė bendruomenė remia režimą, kuris vykdo šiuos nusikaltimus. Na, kiek šūvių mes girdėjome? Į civilius protestuojančius gatvėje buvo šaudoma iš šautuvų. Jie nebuvo ginkluoti, jie neturėjo ginklų. Tai šokiruoja. Bet kaip mes galime pamiršti, kad laisvė turi savo kainą? Ir kai civiliai turi pasakyti, aš paaukosiu savo gyvybę dėl kitokio rytojaus, nes mes daugiau taip gyventi nebegalime. Ir aš žiūriu į vakarų gyventojus ir matau, kaip jie tai priima kaip savaime suprantamą dalyką, nes jie turi žmonių, kurie už juos kovojo ir vis dar kovoja pirmose linijose. Ir jie net nesupranta, kad Izraelis yra tas skydas, kurio iraniečiai maldauja. Jie sako, ačiū, kad esate su mumis. Mes žinome, ką jūs darote. Jūs suprantate, ką mes išgyvenome visą šį laiką. Paaiškinti tai vakarų žmogui yra beveik tas pats, kas vegetarui vaikui duoti kepsnį. Jie to gerai nesuvirškins. Ir kažkuriuo metu vaikai arba turės prie to priprasti, arba pasakys ne ačiū. Štai kuo aš tikiu. Štai kaip mano kūnas veikia. Ir tai vienintelis būdas, kaip aš matau pasaulį.
Turime pasiekti tašką, kai keičiame kultūrą, užduodami vieną klausimą. Ką būtum pasiruošusi padaryti, jei atsidurtum situacijoje, kur tavo laisvei iš tiesų brėstų pavojus ir tau reikėtų už ją kovoti? Nes dauguma šių žmonių to nedarytų. Jie labai gerai moka, mojuoti vėliavomis, vaikščioti su savo kefijomis, panašiomis į virtuvinius rankšluosčius ir visur kitur kartodami žodžius ir scenarijus, kuriuos jiems davė kiti žmonės, nes tik tuo jie ir tiki. Taip pat, kaip režimas žino, kad tie žmonės yra naudingi idiotai, lygiai taip pat mes nepasiekėme taško, kuriame matytume kitą pusę. Nes dauguma žmonių yra tarsi užrakintame burbule. Jie įstrigę. Tai dar blogiau. Manau, tu sakei, kad jie nekovos už savo laisvę. Jie mano, kad nenusipelno laisvės, nes jaučia tą baltųjų kaltę ir visą tą sampratą, kad aš esu čia, nes kažkas kitas kentėjo ir aš nenusipelnau. Ir tai buvo taip ilgai kalama į vakarų žmonių galvas, kad tokiose vietose kaip Švedija yra siaubinga išžaginimų statistika, bet tai daro migrantai. Jie nenori su tuo susidurti, jie nenori apie tai kalbėti. Taigi galima aukoti baltasias moteris, nes šie vargšai, juodaodžiai ar rudodžiai vyrai, tu teisi. Merginų. Jos visada taip elgėsi. Jų pačių įsitikinimai buvo ištrinti. Jos tarsi nebetiki, kad nusipelno laisvės. Jos pasiduos. Jos ne tik nekovos, jos pasiduos ir sakys, ateikite ir užimkite mane, nes būtent to jos buvo išmokytos. Štai, kur atsidūrėte. Na, žinote, būtent apie tai visada rašo Gadas Sadas. Apie savižudišką empatiją. Tai geriausi du žodžiai apibūdinti situacijai ir tai visiška tiesa. Bet aš sakyčiau, kad tai netgi daugiau nei savižudiška empatija. Nes tai nėra tik savižudiška. Tai taip pat, atsiprašau, bet jei pažiūrėsime, kas vyksta su Iranu, tai taip pat žudikiška. Žinoma, turiu omenyje, jei galite žiūrėti tuos vaizdo įrašus, jei galite matyti, kas vyksta, ką padarė Islamo Respublika, net pamirškime viską, kas vyksta visame regione, gerai? Net savo pačių šalies piliečiams. Turiu omenyje, kaip jūs galite turėti kokių nors principų, jei remiate režimą, kuris tai daro, ir žinote, kad jie tai darys vėl. Tiesiog taip yra. Ypač, kai jie save vadina humanitarinėmis organizacijomis ir pagalbos teikėjais. Kodėl tos organizacijos nėra garsiausios, kurios skambina pavojaus varpais ir sako, kad čia turime sutelkti dėmesį? Nesvarbu, kas vyksta su politikais ar Hormūzo sąsiauriu, mes turime žiūrėti į žmonių gyvybės. Niekas apie tai nekalba, nes jie taip, režimas, ne, vyksta kažkas kita. Na, yra nafta, ne. Ar jūs einate ten, užuot žiūrėję į kitą flotilę, kuri atplauks? Žinote su kuo nors, kad jie turi prezervatyvų ir narkotikų? Yra žmonių, kurie iš tikrųjų išdidžiai pasiryžę paaukoti savo gyvybės. Taip, taip. Dėl kitokios ateities. Ne, jie negali. Ir privilegijos, kurias turi vakariečiai, man nesuvokiamos. Aš vis dar, būdama 35 metai po to, kai jau daugiau nei 18 metų gyvenu JAV, nesuprantu to. Tai daugiau nei privilegija. Tai daugiau nei privilegija. Jie nori chaoso. Žinokite, aš buvau aplinkosaugininkė dar tada, kai tai buvo, žinote, madinga, o paskui vėl nebemadinga. Bet jei pažiūrėsite į Greenpeace, tiesiog pažiūrėkite į Greenpeace Instagram paskyrą, Greenpeace JAV, jie kalba apie Palestiną. Jie kalba apie Izraelio karo daromą žalą aplinkai. Nieko apie Iraną. Nieko apie kitus. Kiekviena iniciatyva buvo perimta Palestinos reikalo. Kodėl? Nes Palestinos reikalas yra tiesiog chaosas. Idėja yra atnešti chaosą į vakarus. Ir už tai jie kovoja. Tai yra skydas. Palestiniečiai yra skydas, vedantis link chaoso. Taigi, tai net ne tik privilegija, nes privilegija reiškia, esu privilegijuotoje padėtyje. Aš to nematau. Jie nori sugriauti savo pačių institucijas ir šalis, nes kaip ir komunistai nusprendė, kad valdžioje esantys žmonės yra neteisūs, todėl geriau sėti chaosą, nei ką nors kurti. Ar galiu tik pridurti, kad taip keista, jog tie žmonės nesupranta, kad šios režimai, šios organizacijos, tie žmonės, kurie gyvena valdant tokiems, aš juos vadinsiu valdovais, nes jie tokie ir yra. Jie tiesiog valdo tų žmonių, kurie gyvena jų valdžioje, gyvenimus. Jie iš tikrųjų priverčia juos rytais šaukti. Mirtis Amerikai, mirtis Didžiajai Britanijai, mirtis vakarams. Atsiprašau, bet jie ragina nužudyti tave, o tu to nematai. Tu to nematai. Tiesiog nuvyk ten bent kartą. Aš tikiu, kad nori būti teisingoje pusėje, bet tu nematai visos tiesos.
Ir tai tiesiog labai liūdina. Kai jie sako mirtis Amerikai, tai nėra meilės laiškas. Ne. Turiu omenyje, tai nėra komplimentas. Aš sulaikau tai savyje. Tai iš tikrųjų taip, kaip jaučiuosi, nėra jokio konteksto. Taip. O tada tie patys žmonės cituos Maya Angelou ir Oprah Winfrey. Kai kas nors parodo, kas jie yra, patikėk tuo. Po 2 sekundžių gyventi, mylėti, juoktis. Sakys, ne vaikinai, jie tikrai to neturėjo omenyje. Ir tie patys žmonės, štai taip, jei norite, pažiūrėkite, kaip greitai veikia propaganda, ypač tarp vakariečių. Tas trumpas vaizdo įrašas su tuo vaiku, po visų tų šūvių, su visais tais žinote, sužeidimais, ten sėdintis ant neštuvų, greičiausiai bus panaudotas Palestinos pusės, nes jie tai naudos kaip propaganda. Nebūtų pirmas kartas, kai tai matome. Na, Tiesa. bet aš noriu šiek tiek pereiti prie dėrybų aptarimo, nes keista, manau, tai iš tikrųjų susiję su tuo, ką tik matėme. Turiu omenyje, iš mano perspektyvos, aš nesu už jokį susitarimą, nes netikiu, kad jis būtų laikomasi, net jei jie sutiktų su viskuo, ko šiandien norėjo prezidentas Trumpas. O kas tada? Mes negalime pasitikėti šiuo režimu. Tai yra pagrindinė problema. Ir žinoma, bet koks susitarimas, apie kurį jie dabar kalba, nesprendžia daugumos problemų. Jis sprendžia tik vieną – branduolinę problemą. Ir net tai yra galbūt, nežinau, pamatysime. Aš taip nusivylusi. Prezidentu ir jo administracija. Net kai kuriais žmonėmis aplink jį, kad jie rimtai svarsto tokias idėjas, kurios, atvirai kalbant, žemina Irano žmonės. Man jau tikrai gana. Ir turėti prezidentą, kuris iš esmės pradėjo visą šį pokalbį, sakydamas Irano žmonėms, nenustokite protestuoti. Pagalba jau pakeliui. Tai neįtikėtinai, tiesiog neapsakomai žiauru. Ir jei sakysite tokius dalykus, bet nesiimsite veiksmų, aš net neturiu žodžių. Neturiu žodžių tam. Man bjauru, kad tai net nėra darbotvarkėje. Ir žinau, kad prieš kelias dienas jis pasidalijo kažkuo apie tai, kaip protestuotojai buvo nužudyti ir panašiai. Ir žinote, jis čia ar ten yra pasakęs kokį nors komentarą. Kodėl mes prašome trupinių? Šimtai, ne, 10 000 žmonių buvo nužudyti per kelias dienas savo pačių vyriausybės. O Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, laisvojo pasaulio lyderis, nieko negali padaryti, nes degalų kainos per didelės ir maga šalininkai nepatenkinti. Ar juokaujate? Atsiprašau, čia jau monologas gaunasi. Bet viskas gerai, tiesiog. Bet Delamis, ką tu manai apie tai, kas vyksta su dėrybomis? Visų pirma, mane mokė, kad su teroristais nesiderama. Tai kodėl mes atsidūrėme tokioje situacijoje, kur nuolat kalbame, kad sėsime prie dėrybų stalo. Sėsime prie dėrybų stalo. Kas toliau? Tarsi iš esmės maldautumėm juos. Sėskite prie dėrybų stalo. Taip, bet dar ir kažkaip vis atsiranda kažkokios atsitiktinės šalys. Po Pakistano. Kas toliau? Žinai, Kas toliau? sakyk sūris, kaip prašė Pakistanas. Nuo kada? Kodėl mums tai rūpi? Taip. Jie net nemoka žaisti kriketo, kaip aš vis kartoju. Ne tai, kad tai svarbu, bet dienos pabaigoje šalis, kuri taip pat iš tikrųjų nėra net arti neutralumo, negali net pradėti tokio pokalbio. Jei žinau, kad mano kaimynas manęs nemėgsta, bet tas, kuris gyvena šalia, yra labiau neutralus ir galiu su juo pasikalbėti apie, žinote, nesutarimą, kurį turėjome. Aš eisiu pas tą, kuris yra labiau neutralus, nes mes susitinkame neutralioje erdvėje. Kodėl turėčiau vykti į šalį, kurioje žinau, kad jie yra nusistatę prieš vieną jos dalį, bet tada sako, mes to paprašėme, kas jūs tokie? Rimtai, po to, kas įvyko Katare ir visur kitur, atrodo, kad duris plačiai atveriamos žmonėms, kurie yra teroristai, ne tik simpatizuojantis, bet jie švenčia terorizmą, ragina jį, jie nekenčia Izraelio, nekenčia žydų ir nekenčia vakarų. Bet prašome, norėtume, kad būtų pateiktas prašymas, kad šis pokalbis galėtų tęstis. Koks pokalbis? Štai ko mes norime, štai kas turi įvykti. Jei tai negali įvykti, daugiau nieko nebus. Karas tęsiasi, paliaubos nieko nereiškia, tai kvailas žodis šiuo metu. Ką reiškia paliaubos? Tai išgalvotas terminas, kurį Donaldas Trumpas naudojo priversti Amerikos sąjungininkus sustabdyti agresyvius karinius smūgius. Iš esmės, tai ir reiškia. Dabar aš galiu priimti, kad jo ketinimai gali būti geri. Galiu pripažinti, kad jis padarė labai daug gero Izraeliui, bet apskritai Hamas nėra nuginkluota, Hezbollah nėra nuginkluota, Islamo Respublika vis dar egzistuoja. Iš tikrųjų, IRGC valdo situaciją. Nieko nebuvo padaryta, kad būtų padėta Irano žmonėms. Tai koks buvo visų šių paliaubų tikslas?
Kokia, turiu omenyje, koks čia yra tikslas? Vienintelis dalykas, kuris mano manimu galėjo pasikeisti šachmatų lentoje, jei taip žiūrėtume, yra tai, kad kiek girdime, Jacuja ir Izraelis iš tikrųjų bendradarbiauja kur kas glaudžiau. Kartu vykdo oro smūgius ir tie smūgiai vykdomi iš Jacuja. Jei vaidinčiau velnio advokatę, kaip ir sakiau, jei paliaubų sąlygos ar susitarimas leistų kitoms aplinkybėms pasikeisti taip, kad atsirastų spaudimas kitais būdais, tuomet man tiktų, kad žūtų mažiau žmonių, skristų mažiau raketų. Turiu omenyje, mes ir taip turime daug reikalų Libane. Mūsų kariai kiekvieną dieną kažkas laidoja savo vaiką. Taigi, žinote, iš Izraelio perspektyvos, kai daugiau žmonių nežūsta, tai yra gerai. Aš tikrai noriu, kad Irano žmonės būtų laisvi. Manau, kad taip. Ir žiūrėti šiuos vaizdus yra tiesiog širdį draskantis dalykas. Tai primena spalio 7-ąją, tai primena holokaustą. Labai sunku tai žiūrėti. Ir žinant, kad informacinis karas vyksta vaizdais, štai kodėl režimas išjungė internetą. Niekam nereikia stebėtis, kodėl tai buvo padaryta. Žinote, Gaza sulaukė užuojautos, nes iš ten yra vaizdų. Mes nerodome savo mirusiųjų, mes to niekada nedarėme. Buvo daug diskusijų su aktyvistais. Ar turėtume, ar neturėtume? Mes Izraelyje paprastai to nedarome ir žydai paprastai to nedaro. Tačiau žmonės laimi propagandos ir informacijos karus vaizdais, todėl internetas ir buvo išjungtas. Taigi, jei susitarimas iš tikrųjų leistų, žinote, kaip jie apsiginkluoja ir papildomai apsirūpina per paliaubas, jei mes galėtume susijimti ir viską padaryti teisingai, tada tikrai svarstau, ar galėtume būti protingi ir taip pat išnaudoti tą laiką. Nepublikuok to, atsiprašau. Dar viena žlugusi paliaubų sutartis, laikinos paliaubos. Taip, dėje manau, kad nesvarbu, ar kas nors klausys mano nuomonės, ar tavo nuomonės. Viskas vis tiek galiausiai baigsis taip pat. Mes vis tiek kažkada sugrįšime prie to. Taip, sutinku, taip. Kai pažvelgi atgal į JCPOA ir viską matai, kad režimas niekada nesilaiko savo žodžio. Tai niekada, žinai, tu sudarai sandorį su velniu. Manai, kad velnis nesugalvos apgauti tavęs? Baik jau. Jie tiesiog turės šiek tiek daugiau laiko, o tada padarys ką nors naujo. Jie pradės naują teroro ataką ar naują organizaciją ir toliau finansuos Hezbollah. Kodėl manai, kad jie dabar bando pasiekti paliaubas tarp IDF ir Hezbollah? Štai kodėl jie nori tęsti. Taip. Jie nesistengia gelbėti gyvybių. Jiems nerūpi jų pačių žmonės. Jiems nerūpi artimieji rytai. Jiems nerūpi Trumpas. Jiems nerūpi niekas, išskyrus jų ideologiją. Ir ji laimi. Štai ir viskas. Todėl ir sakiau, kad iš tikrųjų nesvarbu, net jei jie ateitų pas JAV derybininkus ir pasakytų, gerai, mes su viskuo sutinkame. Gerai, o kas tada? Jie to nedarys, nes būtent taip jie jau yra pasielgę anksčiau. Tai kodėl mes tai darome vėl? Bet aš noriu parodyti, turime Donaldo Trumpo įrašą, kuriame jis kalba apie susitarimo pažangą, arba kaip jis vadina, susitarimo pažangą. Pažiūrėkime. Kaip jūsų nuomonė atrodo geras susitarimas? Na, visų pirma, nėra tokio gero susitarimo, kuris būtų pakankamai geras, nes žiniasklaida apie tai praneš. Mes darome puikų susitarimą, mes padarysime puikų susitarimą, priešingų atveju tiesiog grįšime ir viską užbaigsime kariniu būdu. Bet taip viskas vyktų greičiau. Tikriausiai žmogiškumo požiūriu tai būtų geriau. Čia irgi yra šis tas gero, žinote, išgelbėtume daug gyvybių. Nesvarbu, ar tai kita pusė ar ne, jūs išgelbėtumėte daug gyvybių. Bet mes esame arti labai gero susitarimo. Ir jei pavyks sudaryti gerą susitarimą, priešingų atveju pereisime prie to, ką vadiname karo departamentu. Aš verčiau sudaryčiau susitarimą, nes galėtume atidaryti sąsiaurį iš karto po pasirašymo. Vienintelė garantija, kurios man reikia, yra ta, kad nebus branduolinių ginklų. Jie su to sutiko. Ir tai buvo labai įdomu. Jie pasakė, iš pradžių jie sakė, mes nekursime branduolinio ginklo. Aš paklausiau, o kas jei jūs nusipirksite branduolinį ginklą? Taigi dabar sakoma, mes nekursime ir jokių būdų nepirksime karinio ginklo. Tai didelis skirtumas. Jis taip didžiuojasi savimi. Aš juos pagavau, nes jie pasakė, kad taip pat nepirks. Kaip, ką? Ir visas šis pokalbis apie lėšų atblokavimą jiems taip pat. Baltieji rūmai bandė teikti, kad tai ne iš JAV, kad tai jų pinigai, kuriuos laiko kažkas kitas. Ir tada žmonės dėl to supyko. Tada Baltieji rūmai pasakė, ne, mes irgi to nedarysime. Kataras jiems paskolins pinigus. Ir jei jie elgsis tinkamai, tada mes atblokuosime lėšas. Atsiprašau. Mes kalbame apie dvigubai didesnę pinigų sumą, kuri anksčiau buvo perduota Islamo Respublikai. Ir ką jie su ją padarė? Teisingai, spalio 7. Nekalbant jau apie visus kitus karus artimuosiuose rytuose, kuriuos jie pradėjo.
Taigi mintis, kad šiai režimui duodami pinigai neturi jokių materialinių padarinių ar pasiekmių žmonių gyvybėms, yra beprotiška. Net girdint, kaip jis sako, kad tai pareikalaus mažiau gyvybių. Kam? Galbūt mažiau IRGC pareigūnų, bet ne Irano žmonėms. Ir ilgainiui niekam artimuosiuose rytuose. Tiesiog norėčiau, kad jis imtųsi veiksmų, bet tai sakau nelengvabūdiškai. Taip. Kaip jau minėjau, kaip sakiau ir praėjusį kartą, tai yra jo palikimas. Tu to norėjai pakankamai ilgai, tu apie tai kalbėjai. Tu jau pradžioje pasipriešinai savo šalininkams, žinai, kai jis iš tikrųjų pradėjo šį karą. Tiesiog užbaig darbą. Ir aš nebegaliu daugiau vaidinti ir kalbėti, kad taip suprantu. Mes neturime pakankamai informacijos apie tai, kas vyksta žvalgybos ar dar kokiu nors požiūriu. Bet tam tikrų momentų, ponia, man tiesiog reikia rezultatų. Taip. Ne tai, kaip jūs save įamžinsite, dėl to, kaip pataikaujate savo rinkėjams, tiems, kurie jiems prieštarauja, ir ne tiems, kurie net nepriklauso šiai politiniai sferai JAV. Tad darykite, ką turite daryti, nes vis tiek būsite nekenčiama. Taip. Pirmoji taisyklė Izraelyje ar būnant žyde – būsi pasmerkta, kad ir ką darytum. Tad tiesiog daryk tai, ką reikia daryti. Taip, tai Ganai, ką apie tai sako Irano žmonės, su kuriais kalbi? Visi, su kuriais kalbėjau, yra įsiutę. Taip. Papasakok apie tai. Taip, taigi iranėnai ir visi kiti mano, kad turiu ryšių su Mosadu ir vyriausybė. Bet broli, tu neteisingai supranti. Aš tik aktorė, užsiimanti savo reikalais. Bet iš tikrųjų jie nori, kad mes ir toliau kalbėtume, nes žino, kad jei jie kalbės garsiau nei dabar, juos gali nužudyti. Jie gali būti nuteisti mirties bausme. Ir net jei tavęs nenuteisia mirties bausme, kai esi tuose kalėjimuose, tu tiesiog ten miršti. Jei esi moteris, mirti yra daug geriau nei tai, ką ten patiri. Todėl yra daug pykčio, daug nusivylimo. Ir yra tarsi menki vilties atgarsiai. Ką aš jaučiu, tarsi yra viltis, kad Trumpas nesudarys sandorio. Jie nieko su juo nedarys. Jie tiki, kad Trumpas, Netanyahus ir visi kiti dalyvaujantys yra verslininkai. Jie žino, ką daro. Tikiuosi, kad taip. Bet man atrodo, kad tai per daug optimistiška. O aš esu žinoma kaip optimistė. Gerai. Bet aš tikrai labai tikiuosi, kad iraniečiai gaus laisvę, kurios nusipelno. Nes jie šaukėsi laisvės ir kad Palavis sugrįžtų. Bet niekas jų lyderio nevertina taip rimtai, kaip jie norėtų. Ir aš sakau, tai kam jūs klausote? Taip, tai beprotiška. Tai beprotiška. Bet, žinote, mes turime visą tą Trumpo dinamiką, apie kurią pradėjau kalbėti. Ir tai mane čia neramina, nes manau, Iranas yra svarbiausias klausimas. Taip. Bet visame šiame regione būdas, kuriuo vakarai, gerai, nesakysime konkrečiai Trumpo, bet vakarai pastumėjo Izraelį į tokią padėtį, kad jis sutiktų su paliaubomis, jei tai iš viso galima vadinti paliaubomis. Ir ribojimas yra, žinote, Izraelio kojų nukirtimas. Tuo pačiu suteikiant teroristinėms organizacijoms realią galimybę išlikti. Aš nesuprantu, kodėl kas nors tai laiko stipria politika. Tai yra nepaprastai silpna. Turiu omenyje, tai yra pasityčiojimas. Donaldas Trumpas surengė spaudos konferenciją po paliaubų Gazoje, teigdamas, kad jis išsprendė 1000 metų trunkantį konfliktą. Kaip? Ką? Hamas nenusiginklavo. Jie visiškai atmetė jūsų paliaubų pasiūlymą, kurį jūs reikalavote, kad jie priimtų. O tada jūs einate į žiniasklaidą ir teigiate, kad žiniasklaida meluoja, kai jie tai pabrėžia. Aš esu pirmas žmogus, kuris pripažįsta, kad tikrai egzistuoja Trumpo neapykantos sindromas. Tai 100% egzistuoja ir labai dažnai žiniasklaidoje. Bet kai žmonės jūs kritikuoja, nes jūs iš tikrųjų klystate ir nepadarėte to, ką teigiate padarę, o dėl to žmonės miršta, tai čia yra problema. Tai didelė problema. Bet aš noriu pereiti prie mūsų niekšų ir herojų. Nežinau, kad šiandien turime daug istorijų pasidalinti. Atrodo, niekada netrūksta niekšų ir herojų. Šošana, pradėsime nuo tavęs. Žinau, kad šią savaitę turi mums ypatingą istoriją. Visų pirma, aš taip pat atstovauju Flor, kuri šiandien nėra čia. Mano savaitės niekšas, nieko nuostabaus, yra Mamdani, Niujorko meras. Tai pirmas kartas Izraelio dienos parado istorijoje, kai Niujorko meras neėjo ir nedalyvavo parade. Ir žinote, noriu kai ką pasakyti.
Jūs galite turėti savo politinės nuomonės ir savo pozicijas kaip asmuo. Bet kai esi viešas asmuo ir turėtum būti visų meras, reikia turėti labai daug įžūlumo, kad nepasirodytum Izraelio dienos parade. Jūs galite turėti politinių nesutarimų su Izraeliu. Galite sakyti, aš nesutinku su tuo, ką jie daro, bet nepasirodyti. Atvirai, dabar norėčiau pavartoti ne vieną niujorkietišką posakį. Niujorkas yra nuostabus miestas. Užaugusi naujajame Džersyje, jaučiausi tarsi tai būtų mano kiemas. Aš esu. Žinokit, atvirai pasakius, vakar kalbėjausi su žmonėmis Niujorke ir jie buvo sugniuždyti. Jie pereina patikros punktus. Virš parado skraido sraigtasparniai. Niekada taip nebuvo. Esu buvusi daugelį paradaž Niujorke. Visada būdavo smagu. Ir italai, ir visi kiti išeina į gatves. Visi linksminasi. Visi švenčia kažkieno kito paveldą ir kažkieno kito, žinote, pasididžiavimo jausmą. O šiais metais viskas buvo taip, lyg būtų saugumo situacija, kai žydai jautėsi, kad tai žydiško šlovės ir saugumo Niujorke pabaiga. Ir perduosiu žodį Fleur. Nežinau, kad ji buvo vietoje, bet noriu tik pasakyti, kad žmonės turėtų atkreipti dėmesį į tai, kai žiūrite į kelią, kaip mes čia atsidūrėme. Tai labai svarbus etapas. Bet pažiūrėkime, ką pasakys Fleur. Štai mes esame kovo mėnesį Izraelio parade, lietus Niujorke. Ir neįtikėtinas dalyvių skaičius, gubernatorė ir visi aukščiausi politikai. Išskyrus Mamdanį. Bet kam jis reikalingas? Ką galiu pasakyti? Na, žinai, Marč, kas yra savaitės niekšas? Tai gerai. Kas tavo savaitės niekšas? Dieve mano, kiek jų? Na, turi būti Mamdanis, Donis dėvintis Niujorko marškinėlius ir itališkas niekšas meras. Šis pagrindinis vakarėlių meras, apie kurį visada kalbėjote savo nuostabioje laidoje. Jis nedalyvauja mūsų parade ir mums jo nereikia. Kam tai rūpi? Ir aš turiu vieną paprastą klausimą. Kas yra savaitės niekšas, Markai? Tai taip paprasta. Na, tu nori to vieno žodžio. Žmogus, kvailys, žmogus, kvailys. Šitas vaikinas viską taip apsunkino. Oho, nežinau. Po to sunku konkuruoti su niekšais. Manau, tai puiku. Taip, žinai. Jums atrodo, kad turime susivienyti. Su kuo nors. Ar galime pereiti prie herojų? Taip, šį kartą karūna tikrai atiteko tau. O kas tavo niekšas? Mano niekšas yra pati geriausia organizacija pasaulyje. Žinoma kaip Jungtinės tautos. Tokija Moralė. Aš žinau. Pažiūrėkime, ką jie pasakė šią savaitę. Išvardyti du nauji valstybiniai subjektai. Pirmiausia, Izraelio ginkluotosios ir saugumo pajėgos, būtent Izraelio gynybos pajėgos, Izraelio kalėjimų tarnyba, įskaitant Keter specialiasias pajėgas, ir policijos kovos su terorizmu padalinys Jamam, yra įtrauktos remiantis patikima informacija, rodančia nuolatinius prievartavimo ir kitų seksualinio smurto formų atvejus, šiais metais padidėjus patvirtintų atvejų skaičiui. Mano biuras nėra atsakingas už jokį patikrinimą. Ar jūs gavote prieigą prie įrodymų, kurie minimi šiame pranešime? Aš neturiu prieigos. Turiu omenyje, kad informacija yra tikrinama labai patikimu tikrinimo ir dokumentavimo metodu. Aš esu gavėja. Aš surenku tą informaciją ir pateikiu ją generaliniam sekretoriui. Teisingai. Tiesiog norėjau sužinoti, ar pati tai matei savo akimis. Ne, nes tai nėra mano darbas. Ir net bendraudama su nuolatinė misija, aiškiai pasakiau, kad nelankysiu sulaikymo įstaigų, net jei jie pasiūlytų. Man kyla problemų, kai yra nenuoseklumų, kai kažkas prikiša dėl vieno mažo dalyko. Jei tu esi padaręs ir pasakęs visus šiuos dalykus, ne tik statistiškai, bet žinai, kad skaičiai yra ir tai yra tiesa. Ir mes sakome, kad tai vyksta dėl Izraelio ir dėl žydų, bet daugiausia dėl to, ką padarė Izraelis. Ir klausimas yra toks. Ar tu netgi, ne tik ar tu pažiūrėjai į tai, bet ar sugebėjai pamatyti, jei aš kažką skaitau ir sakau, gerai, aš tuo tikiu ir tuo tikiu. Bet jei paklausčiau tavęs apie tai be viso to, ar galėtų man atsakyti tiesiai? Tai tavo darbas, tai eina per tavo biurą, tai kaip tu drįsti turėti tiek įžūlumo sakyti, na, tai iš tikrųjų ne mano darbas. Kadangi jie tai perdavė tavo skyriui, ar tada ne tavo skyriaus pareiga tai patikrinti?
Tu esi žurnalistė. Jei pasakai, ką nors neteisingai ir tai nebuvo patikrinta faktais, kaip tada atsakomybė už tai tenka tau? Na tai 100% mano kaltė. Reikia atsiprašyti. Atsiprašyti. Bet ne. Ne. Pasirodo, pagal Jungtines tautas, tai iš tikrųjų nėra jų atsakomybė. Jei tai juos pasiekia, galbūt vėliau bus pasakyta. Sužinojau, kad galbūt kažkur klydome. Ji turėjo vieną akimirką, kai galėjo atsakyti. Bet žinoma, svarbiausia yra demonizuoti Izraelį. Ir būtent prieš tai jie ir kovoja. Ir kaip tu drįsti manyti, kad iš tikrųjų yra logiška pateikti tokį didžiulį kaltinimą po visko, ką esi pasakiusi, ir dar teikti, kad į Gazą net nesiunčiama pagalba. Buvo tiek daug įvairių pažeidimų. Bet pasak jos, tas jos pranašumo jausmas, sėdint ten, kur jis sėdi, organizacijoje, kuri iš tikrųjų dešimtmečius nuvylė žmoniją, nes ji neturi nieko bendro su pagalba tau. Pabandykite paklausti Afrikos vaiko sergančio kvašiorkoru ir musės, kuri beje nėra apmokėta aktorė, kur dingo visi tie pinigai, kurie buvo aukojami dešimtmečius. Tie vaikai vis dar gyvena stovyklose, tie vaikai vis dar žudomi, tos šeimos vis dar draskomos. Pakalbėkime apie Boko Haram. Yra tiek daug skirtingų dalykų, kuriuos jie padarė. Tačiau tuo vienu momentu dėl Izraelio ji nusprendė pasakyti, tai ne mano darbas. Informacija yra čia pat. Tai bjauru. Ne, JT taip pat nusigrėžė nuo mūsų, moterų. Kaip vaikas, kaip mergaitė, aš gimiau Irane. Ir yra tiek daug mergaičių, kurioms nepasisekė išvykti į kitą šalį. Man pasisekė, kad turiu šią galimybę, šią ateitį, kurią galiu turėti čia, Izraelyje. Ir aš ją turėjau. Ir kiekvieną kartą, kai žiūriu į tai, man buvo 15 metų, kai svajojau būti toje scenoje. Kalbant apie mergaitės Irane ir apie tai, kaip 9 metų mergaitės ten išteka. Ir jos iš tikrųjų parduodamos vyrams, kuriems yra apie 60 metų. Bet tai taip skaudu. Ir tai tapo dar skaudžiau po spalio 7-osios, kai 2 metus laukiau, kol Jelas Tantie pasirodys ir pasakys, ei, kažkas įvyko ten Izraelyje spalio 7-ąją. Jie atsakė, mes neturime įrodymų. Akivaizdu, palauk, leisk man tai žinoti. Mes tau kažką sakome, mes to nematome, mes nematome įrodymų. Rėjus Čarlzas, taip. Ray Charles. Ne, ir tada jie paskyrė Iraną, tiksliau IRGC, vadovauti moterų tarybai, ar kaip ten. Ir dabar jie vėl tai daro beje. Tik vakar jie buvo nominuoti dar vienai pareigai jų našimtiekim. Neįtikėtina. Rimtai? Aš nesprantu. Aš nežinau, aš tiesiog... Atsiprašau. Ne. Tu esi niekšas, tai gerai. Tai geras atsakymas. Ir šia gaida. Taigi šią progą pasisveikinsiu su Žanu Noeliu Bare, Prancūzijos, Europos ir užsienio reikalų ministru. Ir jis ką tik paskelbė, kad Prancūzija imsis veiksmų dėl tariamo netinkamo elgesio su Prancūzijos aktyvistais, dalyvavusiais Gazos flotilėje ir panašiai. Ir taip, jis, pasakė daug dalykų prieš Izraelį ir apie tai, kokie mes neva blogi ir kaip viskas su mumis ne taip. Bet leiskite man paklausti jūsų vieno dalyko. Jei laivas įplauktų į jūsų karo zoną, ką jūs darytumėte? Jei tie žmonės, visi tie žmonės tiesiog komentuoja tokius dalykus, tiesiog leiskite flotilėms pasiekti Gazą. Bet kai jie bus nužudyti, arba moterys ten bus išprievartautos Hamas teroristų, kas bus kaltas? Vėlgi? Izraelis. Ir taip pat, jei organizuojate tas flotilės, noriu, kad sudarytumėte mažas grupeles, kurios eitų į Ukrainą ir padėtų Ukrainos žmonėms. Noriu pamatyti, kaip rusai elgsis, kai jūs... Ne. Darykite tą patį. Ne. Eikite tiesiai ir toliau. Kokia problema? Ne. Žinai ką? Eik. Siųsk tuos prakeiktus. Tai nuostabu. Ir tu turėsi šafrano, turėsi gy, turėsi čai. Puiku. O kalėjimai? Nutekėjimas ir saldimedis. Gerai, kaip nori. Aš tiesiog taip pavargau nuo politikų, kurie bando atrodyti pasitempę, kalbėti, bet visiškai nesupranta realios padėties vietoje. Ir man taip gaila tavęs, ponas. Viskas, aš tiesiog... Tai tarsi. Tai labai prancūziška. Kitą mėnesį man sueis 25, o jaučiuosi, lyg man būtų 52 ėji. Sveika. Na, tu taip netrodai. Sustok. Dabar. Esi sau. Aš dar ne. Labai arti.
Štai ir viskas, labai arti. Taigi, mano niekšelį, šią savaitę, kai baigėme savo niekšybės šiame epizode, Mano niekšelis iš tikrųjų susijęs su mano herojumi, apie kurį tuo jau papasakosiu. Bet mano niekšeliai yra Dženkas Uiburas ir Hasanas Paikeris, kurie ką tik buvo neįleisti į Jungtinę karalystę. Tiksliau, manau, kad jie nebuvo uždrausti, o jiems buvo atsisakyta leisti įvažiuoti. Man atrodo, Hasano viza tiesiog buvo atšaukta. Ne, jis gali kreiptis dėl kitos vizos, bet to nepadarė. Tuo tarpu jie keliauja po pasaulį, skųsdamiesi, kaip Izraelio vyriausybė privertė Jatkodė vyriausybę neleisti jiems įvažiuoti vien todėl, kad jie yra iš Izraelio. Pirmiausia, ką tai reiškia, nesu tikra, bet leiskite man tiesiog peržvelgti keletą dalykų, kuriuos padarė Hasanas Paikeris. Jeigu kas nors klaidingai mano, kad čia kalbama apie žodžio laisvę, Hasanas Paikeris yra žmogus, kuris viešai ragino nužudyti JAV prezidentą. Tai žmogus, kuris viešai pareiškė, kad amerikiečiai nusipelnė rugsėjo 11-osios išpuolių. Tai žmogus, kuris aiškiai ir nekartą ragino imtis politinio smurto. Jis palaikė žmogžudį, nužudžiusi United Healthcare generalinį direktorių. Jis gyrė šį įvykį, teisino jį ir teigė, kad tai yra socialinė žmogžudystės, kurią vykdo turtingi Amerikos žmonės pasekmė. Visa jo ideologija yra radikali, džihadistinė, komunistinė ir palaikanti smurtą. Ir jis taip pat ką tik gavo šaukimą iš Teisingumo departamento dėl galimų sankcijų pažeidimų. Su jo ryšiais Kuboje, kelionėmis į Kubą, vizitais į Kubą ir panašiai, jis yra visiškas niekšas, siaubingas, šlykštus žmogus, kuriam neturėtų būti leidžiama būti niekur. Jis turėtų būti kalėjime, atvirai kalbant, o Dženkas iš tikrųjų yra jo dėdė. Įdomus faktas, jie tikrai yra šeima. Taip. Dženkas yra piktas, prakaituotas šiknius, kuris mano, kad rėkimas ant žmonių internete yra tikras argumentas. Visa jo ideologija kažkaip visada grįžta prie to, kad musulmonai yra persekiojami. Žinoma, ne arabai, nes jis pats nėra arabas. Ir jis iš tikrųjų neturi jokio ryšio su šiuo konfliktu ar šia problema. Tačiau jis ją pasisavino, nes yra musulmonas, todėl viskas turi būti susiję su musulmonais. Jį diskriminuoja, nes jis musulmonas. Izraelis veikia Gazoje dėl musulmonų, Izraelis yra Libane dėl musulmonų, visur musulmonai, musulmonai, musulmonai. Tai nėra apie musulmonus. Niekam nerūpi, kad tu esi musulmonas, Dženkai. Izraelyje 20% šalies gyventojų yra musulmonai. Jie turi pilnas piliečių teisės, lygias teisės. Tu tiesiog esi nemalonus žmogus, kurio niekas nenori klausytis, kuris nesugeba pateikti patikimų argumentų. Taigi dabar, kai paaiškinau, kas iš tikrųjų yra šie žmonės. Ir faktas, kad jiems buvo atsisakyta leisti įvažiuoti, noriu pabrėžti, kad priežastis, dėl kurios jiems buvo atsisakyta įvažiuoti, iš tikrųjų nėra Izraelis ar kas nors susijęs su Izraeliu. Priežastis, kurias iki šiol žinome ir tai ką tik paaiškėjo, todėl dar neturiu visų detalių, yra dėl komentarų, kuriuos Dženkas yra pasakęs menkindamas arba neigdamas. Nesu tikra, kuris variantas. Seksualinio išnaudojimo gaujos Jungtinėje karalystėje, kurios yra siaubingi, baisus atvejai, kai jaunos mergaitės, žinote, nuo 10 iki 17 metų amžiaus tampa aukomis, kurias grupės pakistaniečių džihadistų grupiškai išžagino, kurie kai kuriais atvejais apkvaišindavo ir pagrobdavo šias mergaitės, laikydavo jas skirtinguose namuose, kur iš esmės versdavo jas teikti seksualinės paslaugas kitiems vyrams. Šlykštus vaizdai, daug kankinimų, kurie lydėjo tą išprievartavimą. Ir girdėti, kaip kažkas tai menkina, nes musulmonai iš tikrųjų yra aukos tokioje situacijoje. Tai tiesiog neįtikėtina. Ei, palauk, aš nerimauju dėl daugelio musulmonų Didžiojoje Britanijoje. Gerai, galbūt aš tavimi patikėsiu, jei tai atrodo tavo rūpestis, bet palauk minutėlę. Jie sako tą patį apie Ameriką, nors Amerikoje beveik nėra musulmonų. Taip gali suprasti. Tai propaganda, nes tai nėra susijęs su faktais, tai susijęs su naujienomis apie Izraelį, kai tik apie Izraelį pasirodo blogos naujienos. Pamatysi daugybę žmonių, kurie puola musulmonus jakotikėmi tai JAV ir kitur, tarsi jie būtų tikroji problema. Musulmonai vakaruose beveik neturi jokios galios. Žmonės, kurie palaiko Izraelį, turi beveik begalinę galią. Tai akivaizdus faktai. Bet būtent dėl to jam ir buvo uždrausta atvykti. Ir tai iš tikrųjų mus atveda prie mūsų savaitės herojų. Tai juokinga, nes ji iš tikrųjų buvo mano savaitės niekšė ir ji tikrai yra niekšė, bet už šį poelgį ji yra mano savaitės herojė. Shabana Mahmud, kuri yra žinoma kaip anti-Izraelio aktyvistė, pati dalyvavo judėjime Laisva Palestina. Ji dalyvavo protestuose, kuriuose buvo skanduojama už intifadą. Ji atsisakė tai pasmerkti. Kai kuriais atvejais ji nėra geras žmogus.
Tačiau šiuo klausimu ji buvo teisi. Esu tikra, kad ji patyrė didžiulį spaudimą iš kitų vyriausybės narių, bet ji vis tiek tai padarė. Ji buvo ta, kuri galiausiai priėmė šį sprendimą kaip ministrė - panaikinti tas vizas ir neleisti jiems atvykti. Už tai ji trumpam tampa savaitės heroja. Tačiau visas šis fiasko tiesiog labai smagu stebėti socialiniuose tinkluose kylančią isteriją apie tai, kaip jie yra persekiojami ir kaip jiems užčiaupiama burna. Man patinka, kai žmonės sako, kad pažeidžiama jų žodžio laisvė. Kai jie yra X platformoje, turi 100 000 sekėjų, o vienas tas įrašas surenka apie 500 000 peržiūrų ir uždirba pinigus. Jokinga, kaip visada taip išeina, nes taiga jis tampa auka. Na žinote, ar tai yra tai? Ar mes prie to priėjome, kad dabar gyvename pasaulyje, kuriame net negali pasakyti, ką jauti ir ką galvoji? Pone, aš tiesioginę prasme jam atrašiau Twitteryje, sakydama, labai džiaugiuosi, kad pagaliau išbandėjai šią treniruočių pamoką, vadinamą FAFOS. Na žinote, bet aš nerekomenduoju įsigyti narystę visam gyvenimui. Nes žinote, tai blogiau nei Ozempik veidas. Nes jis atrodo ligotas visą laiką. Ir jis visada putoja iš burnos. Ir esmė ta. Ir aš visada grįžtu prie to, kas nutiko Turkijoje. Kai, tas vaikinas, vienas iš ministrų ar kažkas panašaus, pasakė kažką labai bjauraus apie Izraelį. Ir tada iškart nugriuvo ir mirė po 3 dienų. Aš sakau, tiesiog būk atsargus, nes gali būti, kad vieną dieną per daug putosi ir taip ir nutiks. Bet manau, tai gražu ir juokinga. Tiesiog poetinis teisingumas. Kad to nepadarė niekas, kas bent kiek būtų mūsų pusėje. Tai padarė Izraelio ir žydų priešas, kuris tai padarė tau. Tau reikėtų geresnių draugų. Ir visa ta žodžio laisvės idėja taip pat yra juokinga. Nes, žinoma, ne vienas iš šių žmonių neturėjo jokio komentaro dėl to, kad, man atrodo, buvo 12 ar 13 skirtingų pranešėjų tam, žinai. Dešiniųjų mitingo dalyviams taip pat buvo uždrausta atvykti į Jadgado stovyklą. Tai jiems nėra labai neįprasta. Todėl mintis, kad jie kažkaip yra diskriminuojami dėl Izraelio, yra tikrai absurdiška. Taigi, tai buvo mano niekšai ir mano herojai šią savaitę. Tai Konanai, kas tavo herojus? Mano herojus? Klausyk, aš buvau per daug susijaudinusi. Tai aš buvau tiesiog per daug kaip tas mėlynasis mėnulis ir visa kita, tai tiesiog mane paveikė. Aš esu šaulys pagal ascendentą ir visa kita, tai žinok, aš į tai žiūrėsiu ramiai. Kamilė Fayaz yra mano herojė. Ir kartais nereikia daug kalbėti, bet aš paaiškinsiu, tiesiog pažiūrėk tai. Turiu svarbę žinutę žydų bendruomeniai, Jungtinėje karalystėje ir Birmingime. Jei kada nors bijosite iškelti šią vėliavą, jei kada nors bijosite būti žydu, tiesiog pažiūrėkite šį klipą, kaip Iranai čia Birmingemo gatvėse palaiko Izraelio žmonės. Pažiūrėkime klipą. Tu užstrigai ties Izraeliu. Izraelis yra visa tavo asmenybė. Iš priekio, iš radikalaus islamo ir Hamas, nuo upės iki jūros, Izraelis bus laisvas. Ne, išeik. Jeruzalėje yra 200 000 musulmonų. Tuo tarpu Jungtinėje karalystėje yra kliedinčių radikalių islamistų, kurie sako, kad vyksta genocidas. Leiskite man apibrėžti tą genocidą, apie kurį jūs kalbate. Ir kiekvieną kartą, kai Palestina pradeda karą, kurio negali užbaigti, tai tampa genocidu. Tai tampa genocidu. Žiūrėdama į tai, ašaros kaupėsi akyse. Nes buvo laikų, kai bijojau net pasakyti, kad esu iš Izraelio. Arba kalbėti hebrajiškai taksi. Kai gyvenau Madride, ar keliavau į Jungtinę karalystę, ar keliavau į Paryžių, ir tiesiog matyti, kad žmonės ten susirenka ir kaip jie palaiko izraeliečius. O Kamilis Fadlas yra aktyvistas ir komentatorius. Ir jis labai griežtai pasisako prieš radikalius islamistus. Ir tiesiog taip gražu matyti, kad kiekvieną savaitę jis ten stovi, iškėlęs Izraelio vėliavą, kai žinau, kad Birmingeme ir daugybė žmonių jie turėjo apsauginius visur, mokyklose. Net kai nueini į maisto prekių parduotuvę, pavyzdžiui, košerinę parduotuvę, visur yra apsauga. Ir jis stovi ten, iškėlė savo vėliavą aukštai. Ir tai yra kažkas, kas atstovauja daugeliui iraniečių visame pasaulyje. Kai mes bijojame net kalbėti hebrajiškai, net pasakyti, kad esame iš Izraelio, jie išėjo į lauką su Izraelio vėliavomis ir mus palaikė. Po spalio 7-osios, kai norėjome, kad įkaitai sugrįžtų namo, jie buvo ten su oranžiniais balionais, su tomis vėliavomis. Ir aš turiu pasakyti, man net šiurpas per kūną eina, broli, ačiū tau. Oho, tai taip.
Tai taip nuostabu matyti, sutinku su tavimi, tai tikrai džiugina širdį. Yra tikrai nedaug žmonių, kurie pasiryžta išeiti ir pasakyti, kas su jumis negerai, kodėl visi tokie kvaili. Ir tai tikrai džiugina. Ir turiu pasakyti, kad niekada nenorėjau būti vyru. Bet yra kažkas apie tą saugumą, kurį suteikia buvimas vyru, kas taip pat leidžia daryti tokius dalykus. Taip. Nemanau, kad galėčiau tai padaryti gatvėje ir žinoti, kad būsiu saugi. Nes esu labai maža ir nesu gerai išmokusi jokio kovos meno. Bet pamačius vaikiną, kuris yra stiprus, pasitikinti savimi ir akivaizdžiai gali susidoroti su vienu ar dviem vaikinais, aš slėpčiausi už jo. Aš atvyksiu į Oksfordą po kelių savaičių. O taip, tai tikrai gera idėja. Jis toks kvailas. Turėtum ateiti. Melanija, kas tavo savaitės herojus? Mano šios savaitės herojus yra Spenceris Pratas. Ir šiandien Los Andželo mero rinkimų išvakarėse, bet taip pat ir dėl visko, apie ką tik kalbėjome su Mamdaniu. Manau, kad tai, ką mačiau šiame vyre, yra tai, už ką noriu jį pasveikinti. Nėra jokio konkretaus vaizdo įrašo ar kažko panašaus. Tiesiog kalbu apie visus tuos vaizdo įrašus. Ne, yra, aš žinau, yra jų tiek daug, bet tai nėra kažkas vieno konkretaus. Nėra vieno konkretaus įrašo, kuris tikrai išsiskirtų, kad galėčiau pasakyti štai tas. Tai kaip jis buvo tvirtas nuo pat pradžių, sakydamas, kandidatuosiu į mero postą. Ir jis eina iki galo, kaip žmogus atėjęs iš pramogų industrijos. Kur jo namas sudegė per gaisrus Palisaiduose, bet jis iš tikrųjų supranta žmonės vietoje. Ir jis nebijo pasakyti, ne, tai nėra būsto problema. Tai žmonės, kurie yra apsvaigę nuo narkotikų ir jie, žinote, galėtų kažką daryti. Jie galėtų eiti į benamių prieglaudą, pradėti blaivytis ir panašiai. Yra tam skirtos sistemos, bet jie tiesiog pasirenka, kad taip elgsis. Ir su tais lyderiais, kurie jau yra ten, jei juos galima taip vadinti. Turiu omenyje Karen, atsiprašau tavęs mergina, tai tikras jos vardas, nors iš tikrųjų tai ne jos vardas. Ir ji yra siaubinga. Ir aš mačiau jos įrašą ir ten kažkokia, žinote, klaunų cirko tipo trans moteris, kuri yra juodaodė su geltonais plaukais, sako, taip mama, tu esi ta. Ir štai kas nutinka, kai išgirsti vieną frazę, pavyzdžiui, trans gyvybės svarbios. Staiga žmonės, kuriems buvo įvaryta baimė ir kurių viskas susiveda į tapatybės politiką, sakys, na, ji rūpinasi mumis. Kur ji buvo, kai jūsų namai degė? Ji beje tuo metu labai ramiai leido laiką Afrikoje ir ką ji iš tikrųjų nuveikė. Man patinka tai, kad su juo gali bendrauti žmogiškai, nes jis nėra politikas. Ir žmonės Holivude sako, na, Hannah Einban, kodėl aš turėčiau balsuoti už kažką iš pramogų industrijos? Kodėl turėčiau? Visų pirma, tu pats savęs nemėgsti, tai net nepriversk manęs apie tai pradėti. Tačiau daugelis Holivude pasisakė prieš jį. Ir tada yra tokių, iš kurių niekada nesitikėtum, kurie sako, ne, mums gana. Taip. Gana jau gana. Gana. Taip, turiu omenyje, Los Andželas visiškai užvaldytas radikalios kairės, ne šiaip kairės. Gerai. Radikali kairė jau daugelį metų. Turiu omenyje, Gevinas Newsomas yra visiškai juokdarys. Jie sunaikino tą valstiją. Ir aš esu iš Los Andželo. Todėl man tai labai erzina, nes tai tokia graži valstija. Ji turi tiek daug ką pasiūlyti, tiek daug įvairovės ir tiek daug gerų dalykų. Ir jie tiesioginė prasme nuo viršaus iki apačios sunaikino šią valstiją. Tai neįtikėtina, ką jie padarė. Aš esu Los Andžele. Po 5 metų grįžau aplankyti Los Andželo ir jo nepažinau. Tai buvo visiška. Tai buvo tarsi benamio apokalipsė. Ir visa tai dėl netinkamo valdžios valdymo. Jie nemoka subalansuoti biudžeto. Jie nemoka suteikti paslaugų, už kurias apmokestina savo piliečius iki negalėjimo. Tai tiesiog neįtikėtina, kas vyksta. O Karen Bass yra vienas juokas. Kas balsuoja už ją, tiesiog nebeturi smegenų ląstelių. Negaliu. Kaip galima būti demokratu ir balsuoti už Karen Bass? Kaip? Nes aš nesuprantu. Daugelį žmonių, tiems, kurie gyvena elito burbule, tai naudinga, nes jų tai visiškai nepaliečia. Ir jų tai visiškai nepaliečia. Prieš kelis mėnesius buvau valstijose. Na, net ne prieš kelis mėnesius, prieš kelias savaitės. Ką tik buvau Los Andžele. Išvažiuoji iš Beverly Hillso ir atrodo, kad palieki visą pasaulį. Jei nesi kažkokiame burbule ir iš tikrųjų važinėjai po Los Andželą, tai tarsi narkotikų apsvaigusių zombių miestas. Tai labai baisu. Kaip baisu, kad net kai visi nori atvirų sienų, visi nori miestą prieglobstį, jie vis tiek verčiau taip elgiasi su piliečiais ir palieka juos tokioje padėtyje.
bet atidaro viešbučius, psichiatrijos skyrius naudoja kaip namus neteisėtiems imigrantams, kurie iš tikrųjų kelia daugiau problemų ir yra didesnė našta jūsų miestui bei jūsų žmonėms nei patys piliečiai. Todėl aš visiškai palaikau Spencerį Pratą. Ir man labai patinka, kad nepaisant jo pažiūrų ir pozicijos, jis nėra politikas, jis nėra kažkas panašaus. Tikiuosi, kad žmonės galės jūs patraukti atsakomybėn, jei tapsite meru. Sėkmės, Spenceri. Ačiū, ačiū, ačiū. Gerai, Sana, kas tavo herolis? Paskutinė, bet nemažiau svarbi. Mano herojė iš tikrųjų yra gražus atsakas į visą šios serijos mamų ir Donio temą. Ir tai yra Jessica Tisch. Klausimas buvo apie tai, ar jaučiatės saugiai ir žinote, kodėl neatėjote į paradą. Ir jie atsakė, na štai, pažiūrėkite, ką ji pasakė. Policijos komisarė, ar turite kokių nors nuogąstavimų dėl to, kad meras ten nedalyvavo? Ne, tai mero sprendimas neiti eisenoje, o mano sprendimas žygiuoti išdidžiai. Na, ką dar galite pasakyti? Tai tarsi, ar mes taip darydavome mokykloje? Ji tiesiog jūs šaltai pastatė į vietą, nes atrodote kaip kvailys, kaip mulkis. Ji, jūsų policijos komisarė, jis sako, tai jo sprendimas neiti eisenoje, o mano sprendimas ten būti su pasididžiavimu. Ir viskas. Tai viskas, ką reikia pasakyti, nes tai ir reiškia didžiuotis tuo, kas esi. Tai reiškia didžiuotis savo miestu. Tai reiškia stovėti šalia žmonių ir sakyti, taip, aš esu su jumis. Aš esu su jumis, net jei nesu viskuo sutinku. Štai ką reiškia būti niujorkiečiu, tu kvailė. Atsiprašau, čia kalbama apie heroję. Jessica, ačiū, kad esi mano herojė. Ačiū, kad keliais žodžiais pasakei tai, ką visi norėtume pasakyti mamai Doniai. Labai, labai gerai pasakyta, mano ponia. Manau, ji parodė eleganciją ir užtikrintą pasisakymą. Štai taip. Taip, geriau nei aš net negaliu to išgirsti. Ji buvo tokia, viskas, baigta. Išdidžiai. Taip. Taip, kai tai pamačiau, pagalvojau. Mano herojė. Ačiū, ji tikrai yra herojė. Šią savaitę ji tikrai yra herojė. O Donis tikrai niekšas. Visiems mums. Na šiandien tikrai kalbame apie miestus. Turime Los Andželą, New Yorką, Iraną. Tikėkimės, kad visi jie veiks. Taip, oho. Na tai beveik viskas šiai savaitei laidoje The Quad. Tačiau žinoma, kitą savaitę vėl sugrįšime į JNS TV su naujausiomis naujienomis apie tai, kas vyksta. Ir tikimės, kad situacija pagerės Los Andžele, Birmingame, Irane, New Yorke, visur, visiems išvardintiems.